nėra nieko čia įdomaus. Tento neturiu, nepaimiau. Va, oras pats tas. Šitą užpis. Apipiso. Tokia buvo užėjus ką tik kosulio epidemija. Susipakavom. Toks jausmas, kad važiuosim metams į gamtą. Važiuoju Igno pasimt. Šiaip oras geras. Ryte lyjo. Tai va toks otorelis. Nu, kuo toliau, tuo smagiau, tuo oras geresnis. Tento neturiu, nepaimiau. Jo. Va, oras pats tas. Kaip tik važiuojam iš Vilniaus į kelionę. Tai gerai, pasiėmėm tentus, pasiėmėm viską. Super, tiesiog. Nešlapsim. Malkas bus susitėlės. Apsipirkom pabradį. Važiuojam dabar link Labanoro. Rūkas vakyla visoks. Šiaip tai lyja labai stipriai išvažiuojant iš Vilniaus. O dabar lyg tai geras oras. Tai tikėkimės, čia labai mūsų neužklups lietus. Važiuojam ieškoti vietos ir biškį pavasarinio dušo. Bet įvažiavom jau į mišką, tai artėjom link stovyklavietės. Žiūrėsim, ar kelias pravažiuojamas, ieškosim vietos. Tai pradžiai pabandysim šitą variantą. Jeigu nepaeis, žiūrėsim kitur. Aš dabar Lukui liejau savo širdį, savo apie praeitį kalbėjau ir jisai sako, nu ką, aš noriu pafilmuoti biškį. Na, toks draugas. Na, blemba, seniai, pavlogint yra svarbiau biškį, negu užklausyti, žinai, emocijų, nes emocijos yra kinda gay. Kinda gay. Atvykome, krausimės daiktus ir statysim kempą. Surinkom šmutkės, Ignas neša bambalius. Vyrai susirinko, net žalia girelė linko. Fainai, oras geras, biškį drėgna. Dabar einam iki mašinos, pasimsiu dar kelis daiktus. Ir eisim ieškot šakalių, malkų, kur gaut. Užsikursim laužą, pačilinsim biškį. O, Ignas dirba išsijuosęs. Ignas stipriai padirbėjom, nu ir galime sakyti, nupjovėm. Laužėm, nupjovėm. Same shit. Džiro, duok pipiro. Parsitempiam rastą, pasidarėm laužą tokį. Ir nežinau, po truputį gal statysim palatkės, kursim laužą ir valgysim. Nešam iš palatkės, statysim. Tos palapinės, kur yra su kabliukais. O šitą užpisa? Šitą užpisa. Romantika, kitaip nepasakysi. Šiaip ką pasėmiau, tai pasiskolinau lovą iš Dovilės. Tai išbandysim pirmą kartą pižoniškai taip pat miegot. Ir pasėmiau ekstra šiltą miegmaišį. Tai aš manau, kad miegosiu kaip lordas šią naktį. Va, kiek šilta bus. King of the castle, king of the castle. Eik, zaibys. Va čia visokio maisto pasėmėm. Yra sriubos. Tokios sriubos, gerimukų visokio, agurkėlių. Turim dešrų pasikepti ant laužo. Paėmėm bulvių biškį, padarysim tokių. Tai gerai nusimato. Pasėmėm bulvių visokių. Pasėmėm viso, kad pasikep bulvės folijoje. Bet yra tokia problema viena, kad apipiso. Va. Folija, bet plasmasinė. Užsikūrėm laužą. Malkos dafiga šlapios. Bet bandysim po truputį išdžiovint. Malkų medžioklė šio sezono laiku nėra labai dėkinga. Šiaip visos dar įmygusios žiemos miego.
ką pavyko rasti, tai tik paviršių, bet paviršių čia šlapios tos malkos, o tos kurimygusios tų taip lengvai nepasieksi. Tai vasara medžioklė turėtų būti tikrai sėkmingesnė negu dabar, bet šiam kartui, nu, vat, kiek pavyko susigropti, čia vat, biški pirktiniai yra, tai vat, kiek jau susimedžiojam, tiek ir turėsim. Išsamu, dėkui. Oi, kaip nuostabiai tas laužas dega. Biški tik tai vieną pusę važiuoja. Kadangi pamiršom foliją, tai darysim biškį kitaip. Spjaustysim, užmausim ant iešmo ir bandysim taip susikepti. Dabar tokia improvizuotai virtuvėje vyksta darbas. Va, biškį svogūnėlių įdėsim. Va, biškį česnakėlių įdėsim. Pavalgėm, dabar užsikūrėm laužą normaliai, sėdim prie laužo, va. Bet šiaip gerai. Gadinu teiks. Jo, vlogas nesigavo, viskas, mesiu viską lauk, nafik, nevažiuosiu daugiau. Tokia buvo užėjus ką tik kosulio epidemija. Bet jeigu rimtai, tai va, užsikūrėm laužą, labai gerai dega. Dabar sėdim šiltą, skaniai pavalgėm, atsidarysim vyno šilto. Žodžiu, life is good. Nu va, atsikeliam, hebra maudosi, o mums šalta šiaip egzistuotų. Va, atsikeliam, daiktus po truputį pradėjom kraut. Šiaip normaliai, nebuvo nei baisiai šalta, nei baisiai kieta miegot. Baigėm pakuot palatkės. Ignas dar biškis traglina su savo, bet jau realiai viskas susirinkė. Susipakavom, susikrovėm ir judam namo link Vilniaus po truputį. Nors įdomesnį papasakoti. Tai nėra nieko čia įdomaus.